kreipiuosi į Seimo pirmininką Saulių Skvernelį, suprantant, kad valdžios atsakomybė prieš Lietuvos žmonės, prasidėjus akivaizdžiam pasaulio perdalinimui, be galo yra svarbus Lietuvos vienybės ir pasitikėjimo valdžia klausimas. Visų pirma, siūlau Lietuvos valdžiai nedalyvauti jokiose provokacijose ir jokių provokacijų neruošti. Visus tarptautinius klausimus spręsti tik taikiai, diplomatinės priemonėmis, atsisakant ir karingos retorikos. Denonsuoti 39 metų kovo 22 Lietuvos-Vokietijos sutartį dėl Klaipėdos krašto perleidimo, atsisakyti 44 vienetų brangių beprasmių Leopard 2 tankų pirkimo 29-34 metam. Kai jūs nematot, kas vyksta, krašto apsaugos ministerija neinformuoja. Dabar dronai yra pagrindinė karo priemonė, neleidžianti susitelkti nei tankam, nei kitokiam kolonom, nei kariuomenėm. Tankas tampa praktiškai bevertis. Jūs 2 milijardus norite išleisti tam. Aš čia adresuoju visų pirma Gitanui Nausėdai šitą klausimą. Jeigu kalbam apie vienybę, sprendimai dėl suvereniteto visų pirma 21 metų vasario 9 referendume buvo priimti referendumu, tai vis tik sugrąžinkit žmonėm pasitikėjimą ir dirbkit kartu su tauta. Seimą kviečiu skelbti referendumą dėl referendumo inicijavimo kartelės sumažinimo bent iki 100 000 rinkėjų valios, ne 300 000, kaip yra dabar. Ir gerbkite žmonių nuomonę.